You are once again all very welcome on board the runner flight to Paris Beauvais. The flight will be 2 hours and 30 minutes. From the flight deck, you can find Jean-Luc and Ruben, and in the cabin, my name is Marine. I will be your cabin supervisor. And Tristan, Gracia, and Raquel will be with all of you. We'll just ask you 2 minutes of your attention while you do this. Thank you. Bonjour mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à bord de ce vol Ryanair en direction de Paris-Beauvais. Le temps de vol aujourd'hui sera de 2h20. Dans le cockpit vous trouverez Jean-Luc et Ruben et dans la cabine mon nom est Marine, je serai votre chef de cabine aujourd'hui. Et avec Tristan, Gracia et Raquel, nous allons vous servir pendant tout ce vol. Nous vous demandons juste 2 minutes de votre attention pour lancer la démonstration de sécurité. Aš save suvalgysiu javainį. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the full-path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your head. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, hip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrest down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Prašome jūsų dėmesio išklausyti šio lėktuvo saugumo instrukcijų. Šios instrukcijos gali skirtis nuo kitose lėktuvuose pristatomų saugumo reikalavimų. Prašome nedėvėti ausinių instruktažo metu. Visi avariniai išėjimai pažymėti raudonais išėjimo ženklais. Taip pat avarinė juosta, esanti keleivių salono tako kairėje pusėje, nurodys kelią iki artimiausio išėjimo. Avariniai išėjimai yra išdėstyti abiejose pusėse – lėktuvo priekyje, lėktuvo viduryje ir lėktuvo gale. Visi avariniai išėjimai taip pat pažymėti saugumo kortelėje. Atkreipkite dėmesį į jums artimiausią išėjimą, kuris gali būti už jūsų.
Avarinės evakuacijos metu privaloma palikti visą rankinį bagažą bei asmeninius daiktus lėktuvo viduje. Saugos diržo užsegimui įkiškite metalinį diržo galį į sagtį ir patraukite laisvą diržo galo užveržimu. Norėdami saugos diržą atsekti, pakelkite metalinį diržo sukties dalį. Salone pakitus slėgiui deguonies kaukės automatiškai pakibs virš jūsų galvų. Likite savo vietose ir stipriai patraukite deguonies kaukę žemyn. Taip pradėsite deguonies bėgimą. Užsidėkite kaukę taip, kad jį dengtų nosį ir burną. Patraukite laisvą raištelio galą užveržimu. Kvėpuokite įprastai. Nesijaudykite, kai deguonies maišelis neprisijungta. Klepsai išsiskleidinėja. Pirmiausia, užsidėkite savo deguonies kaukę, tik tada padėkite ją užsidėti kitiems. Gelbėjimosi liemenės yra po jūsų kėde arba virš jūsų galvos. Prireikus išimkite liemenę iš pakuotės ir apsivilkite per galvą. Apjuoskite liemenės dirželį ant juostų. Užsekite į priekį ir užvežkite traukdami laisvą dirželio galvą. Norint gelbėjimosi liemenę pripūsti, stipriai patraukite už raudonos spalvos rankenėlės. Tolimesniam liemenės oro pripūtimui ar išleidimui naudokite raudoną kauliklį. Taip pat liemenėje yra įtaisyta avarinė švieselė. Liemenė įtaisykite tik būdami už lėktuvo ribų. Prieš kylant, įsitinkite saugumo kortelę, kuri yra užsidėjusi. Kortelėje nurodomas saugumo instrukcijos būtent šio tipo lėktuvams. Skrydžio metu būtina laikytis salone esančių O kur mes čia oro uostą važiuojame? Aš jau užsisaugus. Skrydžio metu lėktuve yra draudžiama rūkyti. Jūsų rankinis bagažas turi būti saugiai patalpintas tik padėčiuose virš Aš jūsų tai jau čia galvos arba užsisaugus. pasidynę prieš jus. Adomai, žiūrėk, Taip pat daiktų kaip negalima gražus sparnas. ar Švarus. Prieš išvykstant užsekite saugos diržus, užlenkite pagalbinį staliuką, Nu, atidarykite Adomai, Adomai, nebijai patilpti? Nebijai greit valyti? Tikrai aš irgi ne. Aš tai ne. Aš prieš tai bijodavau ir verkdavau, bet dabar aš tai prieš tai bijodavau visą laiką daryti. Laukti mašiną. Man tai labai patiko. Man buvo kaip žaidimo aikštelė. Aš tai anksčiau verkdavau. Bro, man tai buvo kaip žaidimo aikštelė. Davai, Kilo. Dabar tuoj stipriau. Aš nenoriu būti. Turi būti išjungti ir saugiai patalpinti rankinio bagaže daiktadėžėse arba po sėdynę prieš jūs. Dėkuoju už dėmesį ir linkime malonaus skrydžio. Kapitonai should apply maximum thrust. Dabar mes ant 50% throttle, bet kada mes būsim ant... Heston! Kada mes būsim ant to takelio, pilotai turės applying maximum thrust. Ne, aš žinau, ką reiškia. Nu, kai tu skrendi ir būna viens tum, tai reiškia, kad biški turbulencijos tum. Gali būti biški daugiau turbulencijos, o va tum. Gali būti, kad labai stipriai turbulencija bus. Tai reiškia greitis? Ne, kad kaip taip kratas. Dabar tum buvo, tai nelabai kratas. Ne, jeigu ant... Arba jo, čia rašo, kad užsisekti. Oi. Dabar tu man taip atrodo. Keliu, visi mergai. Čia dabar. Nu gerai, kur mūsų runway? O eik tu, kai mes arti prie Heston lėktuvo privažiavom. Žiūrėk, mama, Heston lėktuvas. A3... Čia dėtis, kuris sušėtų. Heston. Nu, nebūtinai sušėtų. Jo, čia Airbusai. Sapnavau. Lietuvoj pakabinti šitą važiavau filmą. Boeingas. 737. Atsivažiavom ir klipą padažiavom. Nu, tavo sapnai tik tokie kaip mano. Žiūrėk, skrenda. Lėktuvas per mano. Nice. Ladies and gentlemen, aboard this aircraft, there is an emergency exit in the life jacket and the oxygen mask and the put up just above your head. Thank you. Tipo, visi sapnai turi reikšmę.
lėktuvui, kaip jis čia skrenda. Kas? Tas lėktuvas. Ai, jis leidžiasi. Mums reikia pasitraukti nuo takelio. Jau įskleidė tą. Embraeris! Nu, kur pradėjo tas kilt lėktuvas, ne? O, žiūrėk, jau gali avariją padaryti. Ne, čia Embraeris. Ir tas tiklas Embraeris vis tiek nebūtinai gali. Ne, aš sakau. Matė, jisai krito. Jisai nekrito, jisai... Krito, jisai biškį į vieną pusę paliko. Jonas ten takelis. Pažiūrėk į tą, va šitą vadinį. Jo, dažai. Nes čia, taip, čia dažai, nes čia mums prieš važiuojant plotą tą. Ei, nevalgyk manęs. Aš Jeva. Javainis Jeva. Ne. Nes jeigu tu šitaip driesi, tau gali nulaužti galvą. Tai greitai nuvarys. Gytė, nebijok. Nes tu bijai pakilt. Nebijau pakilt, man tiesiog nepatiko. Jo, ir nepatiko atskiri dalykai. Na, žodžiu, šiandien žiūrėsiu. Aš irgi nežiūrėsiu. Bet čia dabar greitis. Dabar pilotai paleis breikus ir appliance maximum thrust. Gal sakiau, kad dabar greitis. Tiesiog noriu, man patinka lėktuvai.